Tęstinė knygos Žmonijos genetinis kodas 7 pristatymo dalis. 7 tęstinėje knygos Žmonijos genetikos kodas dalyje knygos autorius apžvelgs archeologinius radinius iš faktinės, o ne iš interpretacijų pusės. Faktas yra nenuginčiamas dalykas, skirtingai nei interpretacijos ar prielaidos. Pažiūrėkime, kaip iš faktų pusės atrodo realybė. Visa mokslo prievarta brukama žmogaus evoliucijos hipotezė. Faktinis paglendas. Pirmiausia, pažiūrėkime, kiek yra patikimas faktinis paglendas, kurio grindžiamas šiuolaikinio žmogaus evoliucinio medžio paveikslas. Visiškai akivaizdu, kad kuo daugiau pradinių faktų, tuo daugiau galimybių priartėti prie tiesos. Ir jau šiame klausime mes susidurėme su rimta problema. Paleoantropologija disponuoja ne tik mažu, bet labai mažu iškastinių liekanų skaičiumi. Visos mūsų žinios apie žmogaus priešistoriją yra pagrįstos palaikais, dažnai labai nepilnais, gal net 5000 individų. Jie visi gali tilpti į pikapo galą, jei nebijoti jų sumaišyti. Man atsakė barzdotas vyras, draugiškas Amerikos antropologijos skyriaus kuratorius Gamtos istorijos muziejuje Niujorke, Ianas Tattersallas. Kai paklausiau apie pasaulinio hominidų ir primityvių žmonių kaulų fondo dydį, Bryson atsakė, trumpa beveik visko istorija pasaulyje. Atkreipkite dėmesį į amerikiečio Billo Brysono knygą, iš kurios aukščiau pateikta citata buvo paskelbta 2005 metais. Taigi net atsižvelgiant į naujausių paleoantropologinių radinių bumą per paskutinius dešimtmečius, jo nurodytas lyginamasis pavyzdys yra ryškus. O jei įprastą pikapą pakeisime pikapu su prailgintu kėbulu, atsižvelgiant į visas naujausias išvadas aptiktas po Brysono knygos išleidimo, radinių skaičius vis tik išliks nežymus. Galima ir konkretizuoti. Vienoje iš antropologinių vietų turi tokius duomenis apie žinomų radinių skaičių. 879 kaukolės, iš kurių tik kelios yra pilnos. 674 yra apatiniai žandikauliai, 104 endokranai, išlinkimai nuo vidinio kaukolės paviršiaus ir 312 vadinamųjų postkraninių skeletų likučių. Ir viskas. Šiandien, praėjus daugiau nei 100 metų po atradimo Javoje, pirmajam pretendentui į pereinamojo ryšio laurus tarp į beždžionę panašių protėvių ir žmogaus, turimas tik pitekantropas, Homo erectus arba Homo erectus. Radinių rasta labai mažai. Tiek mažai, kad visi jie gali būti apibendrinti vienoje knygoje. Žinoma, ne apie išsame analizę, bet konkrečiai apie aprašymą ar savotišką žinyną. Lyginant su kitomis mokslo sritimis, situacija precedento neturinti. Vargu ar įmanoma, pavyzdžiui, trumpai apibūdinti visas ligas viename medicinos žinyne arba visus astronominius atradimus vienoje kolekcijoje. Tačiau paleoantropologijos atveju vaizdas yra būtent toks. Ir tai jokių būdų nėra blogas tyrėjų darbas. Įspūdingų būdų Žemėje išliko daug mažiau fosilijų nei teoriškai manoma, remiantis evoliucijos konstantos hipotezę ir kai kurių rūšių pasikeitimų kitomis. A. Maslov, kita žmonija, kažkas pabuvojo prieš mus. Tokia siaura pradinė faktinė bazė veda į visumą nemažai neigiamų pasekmių. Pirma, mokslininkams paliekama per daug laisvės veikimo laipsnių, faktus galima maišyti beveik taip, kaip norima, tarp jų kuriant tuos hipotetinius ryšius, kokių nori tyrėjas. Antra, kiekvienas naujas atradimas turi savo ypatybės ir pasirodo esantis kažkuo unikalus ir kitoks nei visi ankstesni. Ir tai pažeidžia kartojimo principą, tokį svarbų objektyviems moksliniams tyrimams. Ir trečia, tai rimtai padidina tikimybę, kad kai kurie nauji atradimai sugriaus visas sukurtas schemas ir privers persvarstyti evoliucinius pokyčius modelius, kurie, kaip manoma, jau žinomi. Norint iliustruoti tai, kas išdėstyta aukščiau, galima kaip pavyzdį paimti dvi naujausias radinių grupės – Denisovo urvą ir salą Flores. Denisovo urvas yra pietiniame Altajuje, dešiniame Anui upės krante. Urvo kasinėjimų metu rasta daugiau nei 20 skirtingų epochų kultūrinių klodų – įrankiai, daiktai, ginklai, papuošalai, gyvūnų ir augalų liekanos. Urve esančiose telkiniuose aptikta daugiau nei 100 pleistoceno gyvūnų rūšių liekanų. Jie gyveno iki paskutinio ledynmečio laikotarpio pabaigos. 2008 metais Rusijos mokslininkų grupė, vadovaujama Sibiro archeologijos ir etnografijos instituto direktoriaus, Rusijos mokslo akademijos katedros akademiko Anatolijaus Derevjanko ir jo pavaduotojo Michailo Šunkovo, buvo rastas Denisovo urve 70 metų mergaitės plaštakos mažojo piršto falangos fragmentas, gyvenusios prieš 30–75 tūkstančius metų.
Kitų šaltinių duomenimis žymiai daugiau – prieš 171–224 tūkstančius metų. Iš rastos falangos pavyko išskirti DNR, kurio seka leido nustatyti, kad palaikai priklauso rūšiai arba žmonių porūšiui, atstovaujančiai ypatingai evoliucijos šakai Homo ir skirtinga nuo neandertaliečių ir šiuolaikinių žmonių. Ši rūšis vadinama Denisovskio žmogumi. Dabar žinomi dar 4 radiniai. 3 aptikti dar sovietmečių krūminiai dantys priklausė jaunuoliai. Jų dydžiai buvo labai dideli, palyginti su kitais Homo. Ir galbūt kojos piršto falanga, kurios genetinės medžiagos analizė tęsiasi iki šiol. Tik 5 labai maži radiniai galiausiai paskatino kitos salelės atsiradimą evoliucinėme žmogaus paveiksle. Salelės, iš kurios neįmanoma patikimai nustatyti ryšį su kitomis salomis, nepaisant galingiausių šiuolaikinių genetinių tyrimo aparatų ir unikalumas tame, kad mažojo piršto falangos fragmente iš Denisovo urvo žmogaus DNR dalies buvo apie 70%. Paprastai tirtų senovės rūšių DNR genetiniuose mėginiuose yra nuo 1 iki 5%, o likusi dalis yra DNR mikroorganizmai, bakterinė tarša. Leipcigo evoliucijos instituto mokslininkų komanda, Makso Plankso antropologijos draugija, vadovaujama švedų biologo Svante Pabo, ištyrė DNR fragmentą iš mažojo piršto falangos. Po išsamaus mtDNR palyginimo, mitochondrijų DNR, Denisovo mergaitės, ją sutapatino su 54 panašiais šiuolaikinių žmonių genomais iš skirtingų Žemės regionų, o taip pat su keletu neandertaliečių mtDNR, 6 iš Europos ir 2 iš Azijos, įskaitant iš Okladnikovo urvo, kuris yra visai šalia Denisovo urvo Altajuje. Mokslininkai nustatė, kad DNR Denisovskio žmogaus labai skiriasi nuo DNR dabartinio Homo sapiens ir neandertaliečių DNR. Dar daugiau, šis primityvus žmogus atsilieka nuo šiuolaikinių žmonių beveik 2 daugiau nei vidutiniškai neandertaliečiai. Kitaip tariant, identifikuotos genetinės savybės parodė, kad Sibiro Homo išvengė bendros linijos gerokai prieš atsiskyrimą tarp šiuolaikinių žmonių ir neandertaliečių. Naudojant specialius matematinius metodus, tyrėjai įvertino numatomą divergencijos laiką evoliucinėje linijoje, iš kurių viena atvedė prie Denisovo žmogaus, o kita prie bendro protėvio sapiens ir neandertaliečių. Ir priėjo prie išvados, kad Altajaus žmogus atsiskyrė nuo neandertaliečio sapiens pirmtako, arba tiksliau mitochondrijų pirmtako, maždaug prieš milijoną metų. Tuo tarpu galutinis sapiens ir neandertaliečių atskirimas, remiantis naujausiais skaičiavimais gautais iš neseniai atliktos neandertaliečių branduolinės DNA analizės, įvyko daug vėliau, nuo 270 iki 440 prieš 1000 metų. Tačiau atlikus išsamesnę lyginamąją DNR branduolio analizę, kurią atliko tie patys tyrėjai ir mokslininkai, jie pataisė savo pirminės prielaidas. Jie priėjo prie išvados, kad altajiečiai Denisovai pagal savo kilmę yra kiek artimesni neandertaliečiams. Tai yra iš pradžių visi vienodi sapiens protėviai, iš 2 protėvių atskyrė į kitas populiacijas. Manoma maždaug prieš 800 tūkstančių metų. Ir tik tada, maždaug prieš 640 tūkstančių metų, Denisoviečio protėviai atsiskyrė nuo neandertaliečių protėvių. Tačiau Davidas Reichas iš Harvardo medicinos mokyklos JAV, kuris taip pat tyrinėjo Denisovo genomą, priėjo prie išvados, kad kai kurie DNR segmentai netelpa į bendrąjį paveikslą. Pavyzdžiui, išsibarstę fragmentai, kurie sudaro iki 1% Denisovo genomo, yra ženkliai senesni nei kiti. Visa tai geriausiai paaiškinama tuo, kad Denisoviečiai kryžminosi su kitomis, vis dar nežinomomis rūšimis. Arba, kaip siūlo pats Davidas Reichas, Denisoviečiai išsaugojo paveldimą informaciją iš nežinomos archaiškos populiacijos, nesusijusios su neandertaliečiais. Vienas ir vienintelis faktas – mažojo piršto falangos fragmentas ir tiek daug skirtingų interpretacijų. 2003 metais Liangbua urve vakarinėje Indonezijos dalyje, Indonezijos ir Australijos Floreso saloje, archeologinės ekspedicijos metu rastas nepilnas skeletas, katalogo numeris LB1, manoma suaugusios moteriškos lyties ir gavo vardą Flo, kuriame be kita ko buvo kaukolė, apatinis žandikaulis ir dauguma dantų. Taip pat rasti dar 7 individų kaulai ir dantis, kartu su stegodonų ir komodo drakonų kaulais. 2004 metais buvo rasta papildomų palaikų
iš kurių tyrinėtojai atkūrė visą nežinomo senovės žmonių išvaizdą ir nustatė jų egzistavimo laiką. Nurodytas labai platus tarpsnis – prieš 95–12 tūkstančių metų. Radiniai sukėlė tikrą sensaciją ir labai karštas diskusijas, kurios nesiliauja iki šių dienų. Esmė ta, kad Floreso salų žmonės ūgis buvo labai mažas, lyginant su minimaliu šiuolaikiniu pigmėjų dydžiu – nuo 1,04 iki 1,09 metro. Rankų ilgio ir kojų ilgio santykis buvo labai didelis, toli už individualių šiuolaikinio žmogaus kintamumo ribų ir maždaug lygus australopitekus reikšmėms. Smegenys itin mažos, tik 400 kubinių centimetrų, tai yra mažiau nei šimpanzės. Ir tuo pačiu metu kartu su palaikais buvo rasti akmeniniai įrankiai, rodantys žmonių gebėjimą medžioti ir statyti. Po to, kai buvo padaryta išvada, kad yra rastos naujos biologinės rūšės, iš pradžių gavo iš tyrėjų pravardės hobitai, pagal analogiją su mažo ūgio padarais, sugalvoto anglų rašytojo Tolkieno. Ir buvo pasiūlyta jiems priskirti rūšį pavadinimu Homo hobitus. Buvo ir nuomonė, kad kalba eina apie naują gentį, kuriai buvo siūlytas pavadinimas Sundantropus. Bet po to, kai pirmoji rasta žmogaus kaukolė buvo su akivaizdžiai pripažintais priklausančiais genties atstovui požymiais Homo, rūšiai buvo pavadinta Flores man, Homo floresiensis. Be Homo mažo ūgio ir kaukolės dydžio floresiensis išsiskiria bendrą kaukolės formą, arčiau Homo ergaster nei Homo sapiens. Smakro išsikišimo nebuvimas, išskiriantis protingą žmogų nuo daugiau senovinių hominidų. Suplotos nosies ir galingos antakių keteros, taip pat būdingos iškasinėms rūšims Homo genčiai. Pagal kaukolės ir galūnių sandarą floresiano žmogus taip pat iš esmės skiriasi nuo visų žinomų Homo erectus populiacijų, o pagal šlaunikaulio radialinio ir ilgio santykį ir nuo Homo ergaster, artėjančio prie dar labiau primityvios formos, tokios kaip Australopithecus garhi. Stebina ir kitos radinių savybės. Taigi, sakykime, kad kai kurios flos smegenų savybės priartina jas prie smegenų Homo erectus, o kitos – pailga pakaušio žievės skiltis išsikišusi virš smegenėlių, galbūt susijusi su už regėjimą atsakingų skyrių perkelimą į daugiau išsivysčiusias asociatinės zonas, taip pat priekinės kaktosakių orbitinės vagelės, nykstančios evoliucijos procese primatams, kai vystėsi priekinės žievės skiltis, prie Homo sapiens smegenų. Flos smegenys taip pat turi daug funkcijų neprilygstamų kitiems primatams. Viena iš šių funkcijų yra labai išvystytos, santykinai bendras smegenų tūris – smilkininė skiltis. Ši smegenų dalis pas šiuolaikinį žmogų yra atsakinga už daiktų ir asmenų identifikavimą. Kitas skiriamasis bruožas yra du dideli vingiai 10-ajame Brodmano lauke, kuris potencialiai rodo gerai išvystytą vaizduotę ir gebėjimą abstrakčiai mąstyti ir planuoti. Homo floresiensis peties ir dilbio tyrimas 2007 metais parodė, kad dilbis buvo pasuktas 120 laipsnių kampu link alkūnės sąnario. Šiuolaikinis žmogus turi pasisukimosi kampą, kuris yra 145–165 laipsnius. Nepakankamas išlenkimas, kuris galėtų trukdyti įrankių gamybos procesui, kompensuojamas daugiau trumpesnių ir į priekį pasuktų raktikaulių, sukuriančių gūžtelėjimą pečiais įspūdį. Dėl to Flo galėjo sulenkti alkūnę kaip ir šiuolaikiniai žmonės. Tais pačiais 2007 metais buvo atliktas rastų 2003 metais Floresio saloje 3 riešo kaulų tyrimas ir jų priskirimas prie LB1 parodė jų archaišką charakterį. Šiems kaulams trūksta savybių šiuolaikinio Homo sapiens ir neandertaliečių progresyvių bruožų, o struktūra jie panašus į šiuolaikinių didžiųjų beždžionių kaulus ir taip pat seniausius į iškastinius hominidus – Australopithecus ir Homo habilis. Beveik iš karto po paskelbimo apie radinius saloje Flores pasirodė versijos, kad tyrėjai rado palaikus, kurie visai nėra ypatinga hominidų rūšis, o tik šiuolaikiniai žmonės sudarkyti rimtos patologijos – mikrocefalijos, Larono sindromo, genetinė hormoninė liga arba Dauno sindromas. Visos šios versijos yra arba paneigiamos, arba vėl pasirodo spaudoje. Ir klausimas iki šiol nebuvo išbrauktas iš darbotvarkės, nors mokslo pasaulio dauguma yra linkę priimti tikrovę egzistavimo praeityje, nors ir labai egzotiškos, bet gana sveikų rūšių – Homo floresiensis, ir veda skirtingas versijas, kurios paaiškintų tokį mažą individų dydį šiam tipui. Versijos, kurios iš esmės susiveda į ilgalaikį Homo floresiensis vystimasis atskirtoje mažoje saloje.
Tačiau dėl mažo Homo floresiensis smegenų dydžio, mokslininkams iškart iškilo klausimas, kaip gali žmogus su tokiais mažais smegenimis pagaminti sudėtingus įrankius. Egzistavimas galinčių su tokiais gebėjimais pagaminti protingų primatų įrankius su tokiu smegenų dydžiu, kaip ir LB1, nors apskritai neprieštarauja salūnaikštiškumo principui, tačiau kardinaliai prieštarauja nusistovėjusiam evoliucinės pažangos požiūriui, susijusiam su smegenų ir kūno masės santykio padidėjimu, ir su kūno ir smegenų svorio modeliais saloje su nykštukinėmis rūšimis. LB1 šis santykis per mažas. Taigi vėlgi, rastas labai mažas, iš esmės palaikų skaičius vienoje vietoje, kuris pateikiamas kaip tik naujos izoliuotos salelės atsiradimo žmogaus medyje kilmės knygoje. Ir būtinybė tuo dėsningumu abejoti, kas atrodytų jau patikimai identifikuota paleoantropologų. Visa tai neišvengiamos įrodymų bazės siaurumo pasekmes, apie kurias čia kalbu. Pridėsiu tik dar vieną labai atskleidžiančią mano nuomonę citatą. Turint tokį mažą neginčiamų faktų skaičių, mokslininkai turi daryti prielaidas remiantis kitais rastais šalia esančiais objektais, tačiau tokie sprendimai gali būti niekas kita kaip drąsūs spėjimai. Kaip pastebėjo skeptiškai nusiteikęs Alanas Volkeris ir Pat Shipman, jei susiesime rastus įrankius su netoliese aptiktomis gyvų būtybių rūšimis, reikėtų daryti išvadą, kad senovinius darbo įrankius daugiausia gamino antilopės. B. Bryson, A Brief beveik visko pasaulyje istorija. Katastrofišką šaltinių trūkumą, gana taikliai atkurti asmens kilmę, apibūdino garsus paleoantropologas, vienas iš australopitekus atradėjų Richardas Leakey, kuris rašė: jei atsiveši protingą mokslininką iš kitos srities ir parodysi jam menkus radinius, kuriuos mes radome, jis akivaizdžiai pasakys: pamiršk, su šiais radiniais darbas negali būti tęsiamas. Tačiau nei Davidas Pilbomas, nei kiti mokslininkai, dalyvaujantis žmonijos ištakų paieškoje, nepritarė tokiam pasiūlymui. Nors, žinoma, mes visiškai pritarėme, žinodami apie pavojų padaryti kokias nors klaidingas išvadas iš tokių menkų radinių. R. Leakey – žmonijos sukūrimas. Deja, tokia situacija yra dabar, tačiau kito kelio nėra ir mes privalome tenkintis tuo, ką turime. Niekur nedingsi. Ir arba pamiršk viską, arba vis tiek ką nors pabandyk padaryti. Ir geriau žinoma antrasis variantas. Tik bandant sukurti ką nors holistinio iš tokio riboto rinkinio pradinių duomenų, nereikėtų pamiršti apie šios bazės trūkumą ir dėl to kylančios rizikos. Radinių vieta. Kai skaitydami knygas apie žmogaus kilmę, mes susidurėme su fraze kasinėjimų metu buvo rastos liekanos. Mūsų galvose automatiškai atsiranda nuotraukos su archeologų darbu, sistemingai ir kruopščiai kasinėjančius sluoksnis po sluoksnio ir viską fiksuojant lauko radinių dienoraščiuose, jų vietą ir ypatybės, atliekant tikslingus kasinėjimus iš anksto nustatytoje vietoje. Tokie yra mūsų sąmonės stereotipai. Tačiau taip nėra su paleoantropologiniais radiniais, dauguma jų yra atsitiktiniai. Kartais jie randami tiesiog žemės paviršiuje dykumos zonose, kartais upių uolų sąvartiniuose, kartais viduje smėlio, žvyro ar kitų iškasenų gavybos karjeruose, kartais tekantis vandenys išneša juos į paviršių, o kartais jie pasirodo plyšiuose, kaip atsitiko Olduvos tarpeklyje Afrikoje. Pavyzdžiui, dantis Gigantopithecus, kuris anksčiau buvo laikomas vienu iš senovės rūšių žmogaus protėvių, o dabar senovės antropoidų bežnionė, vokiečių paleoantropologas Gustavas von Königswald aplamai nusipirko 1935 metais Honkonge, Kinijos parduotuvėje, prekiavusioje tradicinę mediciną, kurie parduodami pavadinimu kaip drakono dantis. Net urvuose, kur tyrinėtojams tikrai sekasi organizuoti sistemingą sluoksnio po sluoksnio tyrimą, pirmieji radiniai, kurie labiausiai patraukia dėmesį ir veda kasinėjimo organizavimą, didžioji jų dauguma yra visiškai atsitiktiniai. Be tokių radinių radimo niekas nesiims nuspręsti, kad reikia kasti čia, ir jie pradės kasti ir dėl to ras senovės žmogaus palaikus. Tokio dėsningumo viso to žodžio prasme paleoantropologinių radinių paieškose nėra. Toliau, idealiausiam patikimam žmogaus genealoginio medžio išvystymui susiklostytų situacija, jei kažkurioje vietoje tyrėjams pavyktų rasti vienas po kito einančius nuoseklius sluoksnius, pavyzdžiui, nuo primityvių australopitekų, kurie per australopitekus išsivystė į Homo sapiens erectus ir galiausiai į sumanų. Deja, nieko panašaus nėra. Visi radiniai yra itin fragmentiški ir dažniausiai taškiniai. Jie nerandami šalia jų tiesioginių įpėdinių arba sekėjų.
Ir tik retkarčiais galima rasti vienoje ir toje pačioje vietoje 2 ar 3 skirtingų atstovų palaikus iš kitų rūšių. Pažymėtina, kad idealiu atveju tokiems radiniams Olduvos tarpeklio ekspedicijoje vadovaujamoje Lyky nerado nieko išskyrus australopitekus ir labai prieštaringą sumanaus žmogaus atstovą, kurio tapatybė kaip homo genties atstovo sukelia nemažas abejonės. Kaip matote, čia irgi neatsiseka evoliucinė grandinė. A. Maslovas, kita žmonija, kažkas čia buvo prieš mus. Be to, taškiniai radiniai neišvengiamai yra vienkartiniai. Tai yra, jie suteikia žinias apie kai kurias formas, kurios gyveno atradimo vietoje veikiau trumpai, evoliucijos požiūriu, tam tikrų laikotarpių. O pagal tokius vienkartinius radinius negalima nustatyti buvimo arba evoliucinio vystymosi. Visa tai veda prie to, kad kuriant evoliucinį žmogaus medį, mokslininkai yra priversti pritempti įvairius taškinius ir vienmomenčius radinius, remiantis papildomomis prielaidomis, kurių teisėtumas sukelia labai rimtų abejonių. Pagrindinis šiuolaikinių antropologijos teorijų trūkumas mūsų nuomonė slypi tame, kad laikinas nuoseklumas laikomas tęstinu tęstinumu. Pavyzdžiui, jei australopitekus liekanos datuojamas 3 milijonus metų, o homo erectus 1,5 milijono metų, tada pats laiko skirtumo faktas dar nesuteikia mums teisės manyti tęstinumo tarp šių 2 rūšių buvimo, lygiai kaip pašalinti tokį tęstinumą. Realiai mes ne tik negalime, bet ir neturime teisės duoti nei teigiamo, nei neigiamo atsakymo. A. Maslovas, kita žmonija, kažkas čia buvo prieš mus. Dar daugiau. Net jei toje pačioje vietoje randama 2 ar net daugiau rūšių liekanų, ar mes galime remtis tik tuo, kad kokie nors palaikai guli aukščiau nei kiti, todėl jaunesnis, ir vienareikšmiškai teikti, kad viena rūšis išsivystė iš kitos. Griežtai kalbant, mes taip pat neturime teisės to daryti. Iliustracinių pavyzdžių gali būti, tarkime, Karmelio kalno šlaitas Urvai Nahal Mearot gamtos rezervate, dabartinėme Izraelyje. Čia per besitęsiančių vrep 100 metų kasinėjimų buvo aptiktos 5 skirtingų kultūrinių liekanų apatinio, vidurinio ir viršutinio paleolito epochų. Kasinėjimai atnešė plačiai pasaulyje antropologinių žinomų radinių, tame tarpe rasti neandertaliečių ir senovės homo sapiens palaikai. Viena iš pagrindinių sensacijų buvo ta, kad radiniai susiję su neandertaliečiais pasirodo buvo esantis virš radinių susiję su homo sapiens. Visi radiniai priskiriami neandertaliečių rūšims turi palyginti nedidelę senovę, tik 40–60 tūkstančių metų atgal. Senovės homo sapiens čia gyveno 101–115 tūkstančių metų anksčiau, tai yra jie buvo neandertaliečių pirmtakai, o ne jų įpėdiniai. O jeigu tyrinėtojai būtų rėmėsi tik laiko seka palaikams, jie turėtų daryti išvadą, kad vietiniai neandertaliečiai yra kilę iš homo sapiens. Tai yra, mes gautume sąmoningai klaidingą rezultatą. Pateiksiu dar vieną su vieta susijusi pavyzdį – su radinių vieta. Per savo ekspediciją į Etiopiją 2008 metais kovo mėnesį aplankėme nedidelį muziejų Melka Kunčia miestelyje, Melka Kunture, esantį 50 km nuo Adis Abebos Avaš upės slėnio, garsi savo paleoantropologiniais radiniais. Čia, kaip sako mokslininkai, buvo senovės paleolito vieta senovės žmonių iš Acheulean kultūros, kuri buvo atrasta prancūzų tyrinėtojų 1963 metais ir datuojama 800 tūkstančių metų. Netoliese tos pačios vietos atrasta dar senesnių buveinių, net 1,5 milijono metų, o vėliau ir 200 tūkstančių metų. Manoma, kad tai yra senovinė žmonių apsistojimo aikštelė, kurias amžius yra 800 tūkstančių metų. Dabar yra atvirame lauke po mažų baldakimų turistams. Nors ji įprastinai tiesiog nedarė įspūdžio turistams, nes yra paprasta akmenų iškastinė sankaupa seklumoje. Tarp šių akmenų kadaise buvo rasta įvairių gyvūnų kaulų liekanų, akmenų ir obsidiano įrankiai, kurie buvo pagrindas šios vietos tapatinimui su senovinė žmonių apsistojimo aikštelė. Tačiau atidžiai apžiūrėję šios akmenis, pastebėjome, kad jie turi pastebimai apvalę išvaizdą, kuri nėra būdinga paprastoms nuolaužoms medžiagoms ir pažeidžiamoms medžiagoms nuo ilgalaikio vandens poveikio. Ir mums iškilo klausimas, ar tyrinėtojai nepadarė klaidą interpretuodami radinio vietą būtent kaip su senovinė žmonių apsistojimo aikštelė. Akmenų išvaizda mums pasiūlė kitą interpretaciją. Atrodo, kad čia kažkada toli praeityje tekėjo upė, kurios vaga šioje vietoje turėjo pasisukti. Tokiose vietose formuojasi mažos užkardos, kur srovės greitis smarkiai sumažėja. To rezultatas yra šiukšlės, kurias upė suneša visų rūšių pavidalu ir nusėda ant dugno.
taip kad rastos mokslininkų kaulų liekanos ir įrankiai galėtų būti atnešti upe iš visai kitos vietos, ar net iš daugelio įvairių kitų vietų pasroviai, o čia jos kaupėsi tik todėl, kad buvo upės vingis. Jei buvo taip, tuomet radinių vieta visai nenurodo, kad buvo kokia nors senovinė žmonių apsistojimo aikštelė. Paleolito vieta yra ne tikrovė, bet tik klaidingo faktų aiškinimo rezultatas. Ir gali būti, kad tokių abejonių kilo ne tik tarp mūsų, nes vietinio gido teigimu ši vieta buvo pripažinta senovinė žmonių apsistojimo aikštelė praėjus tik 30 metų po atradimo. Yra ir rimtesnių pasekmių atsitiktinumų ir nesistemingumo paleoantropologiniuose radiniuose. Taigi, remiantis radinių vieta įvairioms iškastinėms rūšims, mokslininkai daro išvadas ne tik apie tai, kur tiksliai gyveno ta ar kita rūšis, bet ir apie tai, kur įsikūrė senovės žmonijos protėvių namai. Visų pirma, jau buvo minėta, kad atradimas Pitekantropo Javos saloje buvo pagrindas kelti hipotezę apie žmogaus Azijos kilmės centrą, o ateityje atradus ir senesnių palaikų australopitekus, buvo interpretuojamas kaip įrodymas Darvino prielaidos apie afrikietišką pagrįstumą žmogaus kilmės protėvių namus. Šiandien didžioji dauguma paleoantropologų palaiko afrikietišką versiją. Ir vienas iš jų pagrindinių argumentų, kad dauguma radinių iš seniausių žmonių rūšių ir jų pirmtakų rasta Afrikoje. Pagal tekstus, žinoma, tai nėra lengva patikrinti ir reikia tikėti žodžiu. Tačiau aukščiau minėtame Etiopijos muziejuje Melka Kunče, žmogaus kilmei skirtame paviljone ant sienos pamatėme didelį žemėlapį, kuriame buvo nurodytos pagrindinių paleoantropologinių radinių vietos. Ir tokiame žemėlapyje argumentai apie afrikietišką variantą atrodo ne tik aiškesnis, bet ir daugiau įtikinamai. Atrodo, kad faktai patvirtina hipotezę, kad žmonijos protėvių namai buvo būtent Afrikoje, iš kurios žmogus jau pasklido po visą pasaulį. Tačiau šio proceso detalės, pateiktos paleoantropologų rekonstrukcijose, kelia daug naujų klausimų ir abejonių. Migracijos bangos. Paprastas skaitytojas, kuris neatmeta evoliucinės idėjos raidos, skaitydamas frazę "mokslininkai nustatė, kad žmonių protėviai išėjo iš Afrikos", kaip taisyklė visiškai pasitenkina tuo ir neužduos pakankamai paprasto klausimą, o iš kokio šiuolaikinio žmogaus protėvio išėjo Afrikos žmogus ir išplito į visus žemynus. O mes tokį klausimą užduosime ir peržiūrėsime galimus kandidatus į tokių imigrantų titulą. Ir pirmasis kandidatas yra pats Homo sapiens, tiksliau, senovės Homo sapiens. Ilgą laiką buvo manoma, kad šiuolaikinis žmogus yra Homo sapiens, kilęs iš neandertaliečių, ir šis procesas įvyko Europoje, kur rasta daug įrodymų šių dviejų rūšių atstovų buvime čia. Kada nauji atradimai paskatino paleoantropologus padaryti tokią išvadą, neandertalietis buvo tik šoninė šaka, o nebuvo tiesioginis šiuolaikinio žmogaus protėvis, ir iškilo klausimas ne tik apie tai, kas buvo šis protėvis, bet ir iš kur jis kilęs. Homo sapiens kilmės vietos klausimo aktualumas dar labiau sustiprintas lygiagrečių įrodymų kaupimu, kad Homo sapiens atkeliavo į Europą iš kažkur. Amerikiečių archeologai S. McBrerty ir A. Brooksas 2000 metais paskelbė išsamų šios problemos tyrimą, pavadinimu "Revoliucija, kurios nebuvo. Nauja interpretacija šiuolaikinio žmogaus elgesio kilmėje". Remiantis jų išvadomis, senovės Homo sapiens pėdsakai veda į Afriką. Paaiškėjo, kad dauguma nustatytų ženklų yra pagrįsti žmogaus, ypač titnago ašmenų technika, mikrolitiniais titnago įrankiais, kaulų gaminiais, dažų naudojimu, jau žinoma Afrikoje ir daug anksčiau nei Europoje. Autoriai pateikė pavyzdį dažytos akmens masės plyteles, kurių senovė siekia 59 000 metų. Gyvūnų vaizdai anot šių tyrinėtojų Afrikoje atsirado jau prieš 40 000. Tai buvo iš Afrikos kaip progresyvus vėlesnių paleolito tarpsnių bruožas, išsaugant bruožų tęstinumą. A. Zubovas, akmens amžiaus Kolumbas, kaip buvo apgyvendinama mūsų planeta.
Ir dabar dar manoma, kad šiuolaikinė žmogaus forma Homo sapiens atsirado iš Homo formos, kuri yra jai artima evoliucinė prasme – helmiai, Homo helmiai, maždaug prieš 130 000 metų. Ir tai buvo Afrikoje, iš kur vėliau atkeliavo į Europą ir kitus žemynus. Tačiau ne visi radiniai telpa į tokį supaprastintą schemą. Štai tarkime yra 2 orientaciniai, mano nuomonė, pavyzdžiai, susiję su maždaug tuo pačiu metu gautais radiniais. 1958 metais Pietų Kinijoje, Liujiang regione, Dongdianjan oloje rado gerai išsilaikiusią 40-mečio žmogaus kaukolę, išgulėjusią žemėje 67 000 metų. Anatomiškai tai buvo praktiškai susiformavęs Homo sapiens, nors kai kurie bruožai, stipriai išsivysiusią viršutinę antakių ketera ir gana reikšmingas kaktos nuolydis kartu su žemu veidu ir žemomis orbitomis galėjo paskatinti tyrėją privesti prie Homo helmiai požymių komplekso idėjos. Tačiau įdomiausia yra tai, kad kai kurie radinio ypatumai veido srities suplokštėjimas, nosies kaulų silpnas išsikišimas tilptų į šiuolaikinės mongoloidų rasės rėmus. Turime pripažinti, kad tai buvo vietinis čiabuvis, kurio protėviai buvo kilę iš Afrikos prieš 1000 mečius kartu su senaisiais helmiais komplekso nešėjais, bet svarbiausia, kad Homo sapiens bruožai atsirado tolimųjų rytų regione, o ne iš išorės atgabinti. A. Zubovas, akmens amžiaus Kolumbas, kaip buvo apgyvendinta mūsų planeta. 1958 metais Kalimantano saloje Borneo, Nija urve, buvo rasta jauno individo kaukolė apsupta labai primityviais Soano tipo akmeniniais įrankiais. Soanas kultūra – Pietų Azijos žemutinio paleolito kultūra, kartais laikoma Indijos Acheulean kultūros aliantu, daug primityvesnė paralelė esamai vakaruose Musterijo kultūrai. Urvos sluoksnis, kuriame buvo rasta kaukolė ir Soano įrankiai, yra senumo maždaug pagal radioaktyviosios anglies analizę 39 600 ± 1000 metų. Rasta kaukolė skiriasi ryškių Homo sapiens kompleksų, silpnai išsivysiusią antakių ketera, tiesia aukšta kakta su žemu veidu ir žemomis orbitomis. Tai brandus šiuolaikiškas žmogus, kuris antropologiškai panašus į Tasmanijos vietinį Homo sapiens variantą su vietinės kultūros kompleksu. Ir tuo pačiu jis yra anatomiškai ir etologiškai senesnis už Europos sapiens arba buvo jų laikmetininkas. Pasirodo, kad Kinijoje ir Indonezijoje susiformavo ir gyveno savas Homo sapiens. Gali būti, kad visas helmiai ženklų kompleksas nebuvo prineštas iš vakarų, bet sukurtas toje pačioje vietoje, vietinio Homo erectus pagrindu. Tai senas antropologinis galvosūkis, vis dar neturintis sprendimo. A. Zubovas, akmens amžiaus Kolumbai, kaip buvo apgyvendinta mūsų planeta. Atrodo, kad yra išeitis iš šios situacijos. Pabaigoje praėjusio amžiaus vokiečių antropologas G. Schmidtas analizavo diskusijas apie šiuolaikiško žmogaus įvaizdžio formavimą eigą ir suformulavo genų srauto modelį ir jų susimaišymą. Šis modelis leidžia maišytis išėjusiems iš Afrikos pirminiams sapiens su vietiniais hominidais, tačiau atsižvelgiama į tai, kad be maišymosi buvo dalinė ar visiška izoliacija, o taip pat ir individų išnykimo grupės. Tačiau čia derėtų užduoti klausimą, o iš kur tie vietiniai hominidai? Atrodo, kad 2 pirmiau aprašytų radinių vietos veda į mums žinomus sinantropus ir Javos pitekantropus, dabar sujungtus į vieną rūšį Homo erectus. Tai erectus palikuonys dabar laikomi vietiniais hominidais, su kuriais susimaišė sapiens. Tačiau nedidelė detalė – sinantropai yra maždaug 500 000 metų senumo, o Javos pitekantropams yra beveik 1 000 000 metų, o tai yra daug seniau nei Homo sapiens. Tarp jų tiesiog žioji milžiniška laiko praraja. Palikime nuo šalyje klausimą, kiek jų vietinių erectus palikuonių rūšių galėjo kryžminti su sapiens ir kaip toks glaudus artumas galėjo išlikti tokį ilgą laiką. Užduokime kitą klausimą. Iš kur Homo erectus Azijoje? Kad ir kaip būtų keista, šiuolaikinių paleoantropologų teigimu pėdsakai vėl veda į Afriką. Šiuo požiūriu orientaciniais laikomi radiniai iš Dmanysio rytų Gruzijoje. Dmanysis rytų Gruzijoje.
1991 m. rudenį jungtinė gruzinų ir vokiečių antropologų ir archeologų grupė, Gruzijos ir Vokietijos antropologų ir archeologų komanda iš Gruzijos archeologinių tyrimų centro ir Paleolito Romos ir Vokietijos centrinio muziejaus Paleolito filialo rado gerai išlikusi ankstyvojo pleistoceno žmogaus apatinį žandikaulį. Čia buvo rastas ankstyvojo pleistoceno žmogaus apatinį žandikaulį, gyvūnų kaulai ir senoviniai akmeniniai įrankiai iš romėnų germanų laikotarpio, tipo vadinamo Maudel 1. Vėliau 4 skirtingos konservacijos kaukolės ir skeleto fragmentai. Radinių senovė buvo 1,77 milijono metų. Tačiau svarbiausia yra, kad kaukolės iš Dmanysi turėjo panašių bruožų su Javos kaukolėmis. Antropologiniai tyrimai parodė, kad gruzinių kaukolės yra pereinamojo tipo tarp Homo horabilis ir Homo erectus, o tiksliau priklauso porūšiui Homo habilis prie erectus. Dmanysis vyras pasirodė esas labiau etaloninis šio porūšio atstovas, kuris, kaip manoma, atsirado iš Afrikos ir paplito visoje Azijoje, įskaitant Javos salą. Šis procesas buvo vadinamas didžiąja migracija, o išėjimas Homo genties iš Afrikos žemyno mokslininkų darbuose skirtos antropogenezei žymimas biblinių žodžių išėjimas, ir jis vyko labai senai. Septintosios dalies pabaiga. Atidų skaitytojai labai lengvai pastebės, kad radinių faktai, mokslo žinių korifėjų, yra interpretuojami kaip norimi. Viską riboja tik jų fantazija. Yra gerai žinoma, kad net mokslo žmonėms yra būdinga puikybė, garbės troškimas, būti pirmu ir vieninteliu, bei labai svarbus ir finansinis interesas. Visa tai nustumia nešališkumo principą į paraštes, bei nebelieka vietos objektyvumui.